Sveiki, mėlyjeji, šiandien noriu parodyti jums savo dienos režimą, ar tai bus mano darbo diena. Ir pe kavą pamėgau gerti, būdamas Afrikoje. Užsidedu šitos geltonus akinius, nes jie padeda nuo muselių, kad kiekis nepatektų. Dviratį minu dėl to, kad mano amžiaus grupėje rekomendacija yra per savaitę atlikti 150-300 minučių nedidelio intensyvumo kardio krūvio. Minant dviratį per šaknis ir vieną ranką filmuojant, taip pat yra labai svarbu turėti įgūdį nenukristi nuo dviračio. Serbentai juodieji ir raudonieji iš mano sodo, iš vakaro jų prisiskinu. Vakare prieš miegą prisiskinu. Gerai, per visus pilt, bus labai rūgštu. Tegu būna rūgštu, skanu. Antri pusryčiai, 3 virti kiaušiniai, vieną trynį paėmė Anika. Kad aš turiu truputėlį per žemą kraujo spaudimą, kas yra nebūdingas sunkiasvoriams, bet jis visada toks buvo, netgi tada, kai aš dalyvavau guliūnuose ir sveriau 115 kg, mano spaudimas buvo 120 ant 70. Kai žiūri kultūristų video, gali pasirodyti, kad visas gyvenimas yra tik atsikelti ryte, atlikti kardio, po to papusryčiauti, po pusryčių padaryti jėgos treniruotę, po jėgos treniruotės papietauti, po pietų seka arba masažas, arba tų stiklainių statymas ant nugaros arba ant pečių, kurie didelės mėlynės palieka, vakarienė ir eiti miegoti. Ir tai toks yra gyvenimas. Ir iš tiesų netiesa. Tai yra tik tai gyvenimo dalis, tai yra tik tai dienos epizodai, kurie yra dažniausiai rodomi, o realybė yra, kad ir dirbti reikia, ir žolę reikia nupjauti, ir vaikų skalbinius reikia padžiauti. Tai yra tikras gyvenimas, yra normalus ir pilnavertis. Aš buvau susiplanavęs didesnį valgymą, vakar buvau pasigaminęs daugiau maisto, daugiau tų jautienos maltinukų, bet va, kaip matote, tas vienas liko, taip atsitiko dėl to, kad kai gyveni šeimoje, tai šiandien buvo taip, kad Ilka paėmė vieną suvalgė, bet kai gyveni šeimoje, tai reikia dalintis. Aš negaliu dabar pasakyti, kad turiu savo kultūristiškus tikslus ir niekas negali liesti mano maisto. Tai būna, kad arba Adriana paima, arba Ilka paima, bet aš prieš tai turėjau 20 metų, kai gyvenau tik tai savo, tik tai dėl savęs, tik tai dėl savo sportinių tikslų ir tai buvo geras labai laikas, bet nuo dabar, kai yra vaikai, tai ir savo tos sportinius tikslus ir netgi varžybinius tikslus rengiantis varžyboms pastarosius keletą kartų 21-22 metais kultūrizme, 23 galiūnuose, 24 kultūrizme, aš būtent tokiomis sąlygomis ir dariau. Atvažiavome prie ežero nusimaudyti, nes aš kiekvieną dieną, kad ir kokia būtų ji užimta, kad ir kaip įtempta būtų, vis tiek stengiuosi surasti laiko, stengiuosi skirti valandą su Adriana kažką fiziškai aktyvaus nuveikti. Ar tai būtų jos gimnastikos treniruotė, ar nuvažiuoti pamėtyti į krepšį. Jo, taip gerai, kad nusimaudėm, nes važiavau čia į priekį ir galvojau jau, kaip aš likusią dienos dalį išgyvensiu. Tiesą sakant, galvojau, kaip aš čia dar į ežerą įlysiu. Ir reikia man paimti silkės be aliejaus, nes stengiuosi vieną valgymą per dieną daryti žuvies valgymą. Akcija. Tai gerai, tai reikia sudalyvauti. Tada einu truputėlį pasipuošiau, marškiniais iš Afrikos, kad nevaikščiočiau visą dieną kaip bernelis su Adidas. Finalinis mano vakaro valgymas bus pakelis varškės, čia tas nedidelis, 180 gramų šilauogės, pusė banano. Ir įsijungiau YouTube'ą dar, pažiūrėsiu dar kažką apie Afriką. Na ir tada jau viskas. Labanakt. Taigi visą video kviečiu pažiūrėti mano Contribui platformoje, ten mano žiūrovai taip pat gali užduoti man savo asmeninius klausimus ir gauti visus asmeninius mano atsakymus. Ir jeigu atsakymas reikalauja išsamesnio paaiškinimo, tai tą atsakymą padarau video formatu. Nuorodą dalinuosi komentaruose. Lauksiu jūsų ten, prisijungimas tik 5 eurai per mėnesį ir už tai visa mano išmintis ir visa mano patirtis.